Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie matmenis. Tai anotacijų 2D elementų įrankių juostoje galime kurti įvairius 2D elementus, tai yra dėti matmenis, braižyti 2D linijas, štrichus sukurti ir kitokius elementus įterpti. Tai dabar kalbėsiu apie matmenis, tai čia pirma komanda yra aligned, tai pasirenku ją. Ir vienu žodžiu galiu pažymėti tiesiog objektus, kraštinės galiu elementų, galiu ašis ar ne žymėti ir pagal jų orientaciją tie matmenys bus sukurti. Tarkim, jeigu nueisiu į pjūvį ar ne, tai dėsiu šitą matmenį pagal šitą, tarkim, kraštinę ir šitą kraštinę ir tas matmuo bus tą pačią kryptim, kaip žymimi objektai. Tai mes galime žymėti tiek kraštinė, tiek elemento net ir taškus. Pavyzdžiui, aš čia užvedu pelę, nelabai matosi, tačiau iš tikrųjų galiu užkabinti ir kampą ir uždėti tą matmenį. Ne? Kitas matmuo, dabar aš vis dar esu matmens dėjimo komandoje, dar iš jos neišėjau, todėl prie redagavimo įrankių rodo, kad aš galiu pasirinkti ir kitą matmenį, ne? Arba galiu 2 kartą escape spausti ir grįžti prie annotate ir vėl pasirinkti matmenį. Tai, pavyzdžiui, linear, ką jisai daro, tai leidžia pažymėti taškus. Ne? Kraštinių kaip ir neleidžia žymėti, jeigu čia spaudžiu, bet jeigu, pavyzdžiui, tašką čia paspaudžiu, tai galiu uždėti tos matmenis. Ne? Ir vienu žodžiu, jie bus visą laiką arba vertikalus, arba horizontalus. Ne? Tai va, horizontalus arba vertikalus, žiūrint, kur nuvesiu savo pelę ir uždedu tą matmenį. Tai visi kiti irgi čia pakankamai aiškus, ten kampo matmuo, nes čia galiu uždėti kažkokį tai diametrą ar spindulį ir vienu žodžiu arkos ilgį, jeigu turim lenktų elementų, o jeigu dirbame su sienų elementais plane ir jos turi daug angų, tai dedant matmenis, pavyzdžiui, mes galime dar pasirinkti tokį, kad norime matuoti ne pasirinktus taškus, nurodinės ten plokštumas ar taškus, bet pasirinkti, kad matuosime visą sieną ir yra toksai langas, kur norime, pavyzdžiui, pasirinkti, kad matuosime angas, jų kraštus, intersecting grids galime pasirinkti, kad kertančias ašis primatuotų ar ne, spaudžiu OK. Ir kai paspaudžiu ant sienos, man iš karto duoda visą matmenų grandinę, kuri matuos tai, ką aš nurodžiau matavimo šituose nustatymuose. Tai matmenys, žinoma, irgi gali būti redaguojami, galime nustatyti, kokie turi būti simboliai, teksto stilius ir panašiai. Ne? Mes pasirinkame matmenį, čia yra daug matmenų stilių ir galime susikurti savo, pavyzdžiui, edit, duplicate mūsų įmonę, pavadinsiu, ir renkamės, koks tas bus matmenų stilius. Čia yra daug visokių pasirinkimų. Tai, pavyzdžiui, matmenų grandinės stilius gali būti continuous, tai tiesiog nenutraukiamas, tokį, kokį čia pavaizdavau, arba aš galiu pasirinkti baseline. Tai reiškia, kad matmuo bus nuo pradinio taško iki kiekvieno taško bus nuo pradžios tas atstumas duotas. Ne? Baseline ir kiekvienas yra atskiras. Ne? Ir čia yra tokia rodiklytė, flip direction, tai galima apkeisti, kad nuo kitos pusės tie matmenys būtų duoti. Na ir, taip sakant, galima dar ir kitą šitos grandinės stilių pasirinkti, tai yra ordinate. Tai koordinatinis, tai labai panašiai duoda nuo paties taško to pradinio, tačiau ant vienos linijos, ne, tas reikšmės. Ir vėlgi galima apkeisti, galima space paspausti, tai apkeisti tą pusę, ne, nuo kur pradeda matuoti, reikšmės duoti. Ir dar papildomai prie šito matmenų stiliaus yra ordinate dimension settings, tai koordinatinių matmenų nustatymai. Tai galime pasirinkti, kad, tarkim, tekstas būtų kitaip pasuktas, kokie bus nustatymai čia. Tai šitus nustatymus galima pasiredaguoti,
kaip čia viskas turėtų atrodyti per savybės. Tai čia labiau gamykliniams gaminiams mes naudojame bent jau tokį matmenų stilių, ar ne, kur atstumai yra duodami nuo vieno taško, tai su kokia roletė turbūt matuojant taip yra patogiau. Capped element dabar yra toks parametras, galima jį pakeisti fixed line, tai irgi naudojame, kad nebūtų per daug linijų. Kokios čia rodiklytės, tarkim, ar kažkokia tai kitas turėtų būti stilius, tai galime irgi pasirinkti, pavyzdžiui, diagonal, ne, tai galima brūkšniukus šitos naudoti. Jeigu grįšiu prie standartinio matmenų stiliaus, tai tokį aš naudočiau. Toliau mes turim galbūt svarbu šitą matmenį, todėl kad čia yra 10 mm, ar ne, tai jeigu, pavyzdžiui, nuo čia dėsiu matmenį, ir matot, tarsi užsifiksuoja tam tikroje vietoje matmo, tai jeigu čia 10 mm parinkęs, o pavyzdžiui, jeigu šitą pakeisiu stilių ir padarysiu 20, ok, ir dabar dėsiu tą matmenį, ar ne, nuo ašies iki ašies, čia nefiksuoja, o fiksuoja va šitoje vietoje, ne, tai va čia tą atstumą galima tvarkytis per šitą parametrą. Paskui tai čia teksto nustatymai, ne? Ar bus taip ar kitaip, koks suspaudimas, dydis ir panašiai. Ir čia yra vėlgi, ar norime, kad matmuo užstotų elementus ar ne. Dabar padaryta, kad užstoja. Opaque, tai tiesiog, jeigu paslinksiu, matote, kad dabar tekstas, vienu žodžiu, užstoja tos elementus, ant kurių aš tekstą pastūmiau. O jei pasidarysim transparent, permatoma, tai tada, žodžiu, bus sunku perskaityti tą tekstą. Bet vėl, pagal situaciją galima susikurti vieną stilių, kuris užstoja, kitą stilių, kur neužstoja, ir tam tikrose situacijose pakeisti tą matmenų stilių. Dar čia gale yra toksai equality text, equality formula. Tai ką duoda šitie dalykai? Tai jeigu aš pjūvyje, pavyzdžiui, susiraskim, yra armatūra, ne, pakeisiu į medium, pakeisiu į coarse, kad armatūra būtų tik linijomis, ir dabar dedu matmenis, spaudžiu DI ant klaviatūros, kad būtų greičiau įjungtas šitas matmenų kūrimo įrankis, ir dedu matmenis, ne? Tai ką aš gaunu, kad dabar 195 mm daug kartų, ne, atstumas tarp jų, ir nelabai ir matosi, ir nelabai gal patogu tai pateikti informaciją brėžiniuose. Todėl galime pažymėti šitą elementą, ir yra šito matmens instance parametras, ne, equality display, tai rodyti vienodų matmenų vertės, ir dabar pasirinkti rodyti vertės, bet galime pakeisti, kad rodyti vienodo matmens tekstą. Tai, pavyzdžiui, rodoma dabar LG, ar ne? Tai žiūrint, kad čia pas mane nustatyta LG, pagal nutylėjimą būna EQ, pas mane jau čia buvo pakeista. Galima pakeisti tas raidės, ką rodys, jeigu vienodas matmuo, ar ne? Tačiau nelabai čia toks pritaikomas dalykas pagal mane, aš nenaudoju niekad. Pakeisiu matmenų stilių į kokį nors, koks buvo pagal nutylėjimą, ne? Dabar dar viena galimybė yra rodyti ne tik tai vertę arba vienodo matmens tekstą, bet vienodo matmens formulę galima įsijungti. Ir dabar rodo, pavyzdžiui, vietoj to, kad rodytų atskirą matmenį kiekvienam segmentui, rodo bendrą matmenį nuo pradžios iki galo, kur yra vienodo dydžio segmentai. Tačiau šitą dalyką irgi galime redaguoti per vėl parametrus matmenų stiliaus. Jeigu nueisiu į equality formula nustatymus, tai vienodo matmens formulės nustatymus, čia matote, galiu paspausti ir iššaukti redagavimą šitos formulės, ir ką galime padaryti, pavyzdžiui, length of segment, number of segments, ne, tai segmentų skaičius,
pavyzdžiui, tada pakelsiu aukštyn su rodiklyte segmento ilgis ir galutinė suma šitų vienodų atstumų. Tai number of segments galiu pridėti priešdėlius arba priesagas, ne? Ir number of segments, pavyzdžiui, padarysiu taip, kad įrašysiu x, ar ne, ir paskui prieš total length, prieš bendrą ilgį įrašysiu lygų. Čia, man atrodo, tarpus reikia sudėti, kad gražiai gautųsi. Taip pat čia galiu redaguoti, ar ne, koks bus tikslumas ir panašiai šitų parametrų, bet dabar paspausiu OK, apply. Na va, ir rodo dabar 5 kart 195 lygu 974. Kažkaip čia pas mane gal per daug tų tarpų pasidarė. OK ir OK. Ne? Tai va toks rodo formulę vietoj atskirų verčių. Ir jeigu čia būtų, pavyzdžiui, matmuo, aš galiu pažymėti bet kurį matmenį ir panaudoti edit witness lines. Tai tiesiog pridėti arba atimti matuojamus objektus, ne? Tai galiu, pavyzdžiui, pridėti dar papildomus objektus, ne? Ir taip susidėti dar papildomai matmenis arba redaguoti, atimti tos matmenis, pašalinti tam tikras nuorodas, ne? Nenoriu tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, matuoti. Tai va taip galima susidėti tos matmenis. Aišku, matosi, kad čia nelabai gražiai susideda, o čia taip yra todėl, kad turbūt, kai matmenį dedu, čia armatūra, taip yra sukurta pagal taisyklę išdėstymo tokią, kad maksimalus atstumas, už tai tas atstumas labai skirtingas ir matmuo, pavyzdžiui, nerodo, ne, jis rodo 195, nors iš tikrųjų matmens vertė yra, jeigu pažymėsiu matmenį, tikroji vertė value 194,7. Tai va čia todėl nesusideda ir negražiai rodo tą atstumą. Nu, tai čia greičiausiai reiktų matmenų iš tikrųjų šitą pakeisti tiesiog number with spacing ir pasiredaguoti tuos vietas armatūros, kad būtų tikslios tos vertės, ar ne? O ne 195, pavyzdžiui, kad būtų tikslios vertės, o ne kažkoks tai suapvalintas atstumas. Taip pat, kai dedam šitą matmenį, dabar atšauksiu šiek tiek, grįšim atgal, 1947, ne, mes galime turėti dar vieną matmenų, tarkim, stilių, ne, kurio būtų tikslumas, pavyzdžiui, kažkoks tai kitas, pavadinsiu jį kitaip ir units format pakeisiu, kad noriu matyti daugiau skaičių po kablelio. Tai kartais tiesiog mes norime pamatyti, koks tikras tas matmuo, ne, surasti kažkokias klaidas, tai kartais galime turėti tokį matmenų stilių, kuris mums rodys tikruosius atstumus, o ne kažkokius apvalintus, tai kartais tas praverčia. Ir tada turim šitą altitudės komandą, tai pasirinkus ją galiu tiesiog pasirinkti tašką arba liniją ir nurodyti tą altitudę, ar ne? Dabar pas mane rodo altitudę plus 7,355. Pagal nutylėjimą, jeigu būčiau daręs, tai čia galime pasirinkti, kokio tipo bus šitas elementas ir, pavyzdžiui, pagal projektą, ne, dedu altitudę, tarkim, kolonos viršus, ne, pasirinku kraštinę, dedu altitudę ir man dabar rodo 9000, ne, tai ir čia toksai kitoks simbolis, pavyzdžiui, čia nieko nėra. Tai čia viskas nusistato vėlgi per elemento savybės, jeigu pasižymiu, ne, aš galiu įjungti, išjungti šitus linijas, galiu padaryti edit type ir pakeisti savybės, tai va čia yra simbolis, va šitas galas, ne? Galime išjungti arba įjungti. Paskui yra nuo ko matuojama altitudė, tai nuo projekto taško arba nuo geodezinio taško ir galima pasirinkti, kokia bus šita rodiklė, ne? Tai čia, tarkim, aš nustatau kažkokį tai open 90 laipsnių, ne? Tai pakeičiu tą rodiklę. Na ir čia, aišku, tekstas galima įvesti, kad čia, pavyzdžiui, viršaus altitudė, ne, kartais galbūt norėsime turėti, kad jis visą laiką tokį turėtų kaip ir prierašą, kai dedame altitudę.
Tai kada tas prierašas atsiranda, tai todėl, kad altitudę galime dėti tiek pjūvyje, tiek, pavyzdžiui, plane, ne? Tai jeigu aš nueisiu į planą, pavyzdžiui, kolonų planas, ir pasirinksiu dėti altitudę, ir galiu pasirinkti, kad dėsiu viršaus altitudės, noriu reikšmę sužinoti, tai viršaus paviršiaus, ne? Ir pačia užėjus, pavyzdžiui, dedu altitudės žymą ir, vienu žodžiu, gaunasi, kad prideda šitą papildomą prierašą, kuris yra savybėse, ne, prie tipo parametras toksai yra. Tai galime tokius dalykus pasidaryti ir kurti savo altitudės. Taip pat galime redaguoti altitudės rodymo formatą, tai nueiname į tipo parametrus, tipo savybės, units format, ne, ir mes pasirenkame, ar norim milimetrais ar metrais. Ir, pavyzdžiui, čia metrais galim pasirinkti ir 3 skaičiai po kablelio. Tai, man atrodo, čia toks galbūt standartinis, ką mes norime turėti ir galime įsijungti, kad rodytų, pavyzdžiui, pliuso vertės. Ne? Nu, ir va tokiu atveju tada gaunu dabar šitą altitudės stilių tokį kitokį, kurį galiu vėl create similar panaudosiu, kažkur tai dėti ir matysiu tas vertės taip, kaip noriu. Ne? O, pavyzdžiui, tai nereikia pačiam skaičiuoti, kokios šitos altitudės turėtų būti, tai patogu. Toliau yra taško koordinatės, tai vėlgi taško koordinatę, pavyzdžiui, pasirinksiu ir uždėsiu, ne, čia tarkim susikirtimo taškas, tai vieta. Šiaip aš niekad nenaudoju šito dalyko, tačiau yra tokia galimybės tą koordinatę parodyti. Dabar ta koordinatė vėlgi yra savybės pagal geodezinį tašką ar pagal projekto tašką, nuo ko skaičiuoti, kas yra tie geodezinis ir projekto taškai. Tai jeigu nueičiau, pavyzdžiui, į savo site vaizdą, tai jau jame iškart pagal nutylėjimą yra įjungtas šitas, ne? Kad rodyti projekto taško vietą ir geodezinio taško vietą. Tai projekto taškas yra šitas apskritimas. Jeigu paslėpsiu jį, dar yra ir geodezinis taškas. Tai čia reiktų atskirai apie jos domėtis, bet iš esmės, jeigu koordinatę aš uždedu, ne, tai rodo vertikalų ir horizontalų atstumą nuo projekto ar geodezinio taško. Šitie projekto ir geodeziniai taškai, jie šiaip gali būti jungiami, kad rodyti ir kituose vaizduose, ne, bet tiesiog yra per matomumo nustatymą. Prie aikštelės kategorijos yra internal origin, tai yra pagrindinis taškas, kurio negali slankioti, o projekto ir geodeziniai taškai yra tie, kurios gali slankioti. Šiuo atveju jie visi sutampa pagal nutylėjimą, aš jų niekur neslankiau prieš pradėdamas modeliuoti, tačiau dirbant kitose projektuose, kur bendradarbiaujama, norint, kad projektai sulinkinus juos kažkur, tarkim, IFC modelį sutaptų, tai turėtų būti, tarkim, architektūriniam modelyje geodezinis taškas sutapti su konstrukcinio modelio geodeziniu tašku ir, vienu žodžiu, tada, kad nebūtų problemų koordinuojant atskirius modelius. Tai va, ir slope arrow, tai nurodo tiesiog nuolydį. Tai jeigu nueisim dabar į level 2, tai čia yra tokia plokštė sukurta su nuolydžiu, nueisiu į pjūvį, ir matosi, kad elementas su nuolydžiu, ne, tai pasinaudoja šitą komandą, mes galime tiesiog užeiti ant linijos, kurios norim parodyti, nurodyti kryptį, kuris turėtų būti sukurtas ir tas elementas rodys. Tai šiuo atveju rodo procentus kaip nuolydį, tačiau čia galime pakeisti savybės, nueiti į vienetų redagavimą ir pasirinkti, kaip mes norime parodyti nuolydį. Ar laipsniais, ar santykių, ar dar kažkaip, ar ne. Tai galime pasikeisti ir toliau rengti savo dokumentaciją. Čia yra dar toks iššokantis meniu prie matmenų, atseit redaguoti matmenų stilius, tačiau iš tikrųjų juk tai yra
tik tai tipo savybių langas, ne? Tai mes tą patį lygiai galim padaryti pasižymėję matmenį ir paspausti per čia ir visą tai pasiekima mums. Tai tiek trumpai apie matmenų įrankių grupę. Iki.